pažeidinėja eismo kelių taisyklės. Yra ženklas, savaitgaliais nuo 10 valandos negalima čia važiuoti. Plytas ženklas nuo 7 iki 4 ryto. Bet ir savaitgalis. Savaitgalis nuo 7 vakaro iki 4 ryto. Ne, nuo 10. Nuo 10 ryto iki 4 ryto. Va ten toks pats ženklas yra kartojinis, jeigu bandysit išvažiuoti, jūs pažeisite dar vieną ženklą. Pamatysit čia pravažiuosite, mes policijai perduosime. Gerai, perduokit. Ten beje išvažiuoti negalima, nes ten irgi yra plyta. Taip, kad būtų gerai, kad apsisuktumėt ir važiuotumėt per kitą pusę. Gerai, supratau. Dėkui labai. Sėkmės. Tiksliai jau automobilių pravažiavo. Vidutiniškai važiuoja turbūt kas pusę minutės po automobilį. Tai galim paskaičiuoti, jeigu mes čia 20 minučių, tai čia 40 automobilių jau buvo. Tai efektyvi akcija. Tai bet ne visus įmanoma sulaikyti. Kai kas tiesiog stumia. Eismo taisyklės. Čia pažeidimas, o nėra kitos išties. Nuo 19 valandos vakare jau nebegalima čia važiuoti iki 4 valandos ryto. Jeigu jūs dabar važiuosite, dabar yra savaitgalį. Savaitgalį nuo 10 ryto draudžiama iki 4 ryto važiuoti. Tai yra apsisuka visas laikas, visą dieną draudžiama ir dar pusę nakties. Ir dabar norėjom paklausti, per kur jūs įvažiavote į prospektą ir kokią misiją vykdote. Prašau? Ir važiuojate be švyturėlio. Važiuojant be švyturėlio visi ženklai galioja kaip ir normaliems mirtingiesiams. Žinote turbūt tai? Taip? Tai kodėl jūs važiuojate be švyturėlio? Jeigu iškvietimą gavote per pėsčiųjų zoną, kur eismas draudžiamas. Ten išvažiuoti irgi bus draudžiama. Tai jūs pažeisite ženklus, negražu, kaip policininkai taip elgiasi. Būtų gerai, jeigu apsisuktumėte ir važiuotumėte, jeigu neturite tokio skubaus iškvietimo. Mes gavom iškvietimą, kad vaikai žaidžia kažkokį. Tai gerai, kad žaidžia, tai kas čia yra blogai? Taip padaryti. Tai kam tu padaryti? Šeglutės važiuoja. Prašau? Šeglutės žaidimo Nu, važiuoja. tai, bet tai yra kitų kelių, ne per plytą galima važiuoti. Čia jūs vėl pažeisti ženklą, matot ženklą? Tai aš toliau galiu tiesiai. Jūs negalite, bet ženklas draudžiam važiuoti tiesiai. Jūs su 2 ženklus bus pravažiavęs. Taip. Ką daryti? Grįžtat atgal. Koncertas ar kažkas. Ir Daug žmonių ir visi eina, žinai, šaligatviais. ne, nu, kitaip ir nebus, kai toks Nu, eismas. taip. Tai, nu, čia natūralu. Šiaip aišku, ir kelias yra visiškai tam nepritaikytas. Tas ženklas čia yra ne į temą. Tai yra tokio pločio kelias, kuris akivaizdžiai matos, kad yra skirtas automobiliams, kad čia kažkas gali vaikščioti pėsčiomis, tai yra naivu tikėtis. Tai kodėl visgi yra tas ženklas padėtas? Tai ir prieš 10 metų buvo. Kažkas turėjo tokių rožinių svajonių, akinių vis nenusiima, tai ir turi tokį rezultatą. Jeigu jūs važiuosite per plytą, mes fotografuosim ir perduosim policijai. Bet ne vietinis, ne vietinis. Brandį žemės valadų reikia išvažiuoti. Tai nevažiuokit čia, nes mes paravom su policijai. Žinau, aš apsisuksiu, grįšiu. Pažiūrėjau jūsų gražią eglutę, žinau. Ir jinai galioja savaitgaliais ir vakarais. Tai jeigu dabar važiuosit tiesiai, tai jūs pažeisit tą plytą. Ir jeigu ten pravažiavo, tai dar kartą pažeisit. Jo, tai mes čia tiesiog taip pat žaidžiam kamuoliu, vaikščiojam savaitgaliais visą laiką. Čia gerą akciją davė. Gerai. Aš manau, žinai, kad reikia dažniau daryti tas akcijas, gal tada daugiau žmonių prisijungs, nes visi dabar akivaizdžiai bijo. Tai mintis būtų, ta prasme, kad šitas prospektas taptų tokia kaip pėsčiųjų zona. Čia toks užmanymas ir buvo, taip, čia savaitgaliais, kad galėtų čia krepšinis vykti taip toliau. Jo nereikia uždarinėtis, taip uždarytas yra. Tai būtų vieša erdvė. Nu, čia taip turi būti vieša erdvė, kur žmonės susirenka kažką veikia.